Degalų kainos Lietuvoje mažėjo antrą savaitę iš eilės. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis benzinas pigo 1,5%, o dyzelino kaina mažėjo 1,4%. Lietuvos degalinėse litras benzino vidutiniškai kainavo €1,46, o dyzelinas €1,57. Agentūros teigimu, šį degalų kainų mažėjimą lėmė gamintojo maržos ir naftos kainų mažėjimas bei euro stiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu. Benzino vidutinės kainos per praėjusią savaitę sumažėjo Baltijos šalyse ir kaimyninėse valstybėse 1,4%, 4,3%, išskyrus Latviją, kur vidutinė kaina padidėjo 0,1%. Lenkijoje litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja €1,45, o Estijoje ir Latvijoje €1,60. Agentūros vertinimu tarp Baltijos šalių benzinas išlieka pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas dabar Estijoje 7 centais pigesnis nei pas mus. Tuo metu dyzelino vidutinės kainos per savaitę sumažėjo visose lyginamose šalyse 1,4%, 4,5%, išskyrus Latviją, kur vidutinė kaina padidėjo 0,1%. Lenkijoje litras dyzelino vidutiniškai kainuoja €48 arba 9 centais mažiau nei Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Remiantis agentūros duomenimis, Lietuvoje didmeninė benzino kaina kovo pirmojoje pusėje sumažėjo 6 centais, o dyzelinas pigo 8 centais.